Labą dieną. Sveiki. Čia į avarinę paskaminom, taip? Lifto avarinė, tai Žiūrėkit, pas mus bėdos čia liftai yra Kauno mieste. klausau, kokios bėdos. Vienu žodžiu, mergina tokia mano kaip ir stamboka, nuo Xanaxo ir antiek mano mergina stamboka, mes įlipom į liftą, nekyla liftas. Nepakelia. Nu jau nebus tokia stamboka, koks čia adresas jūsų? Tuo palauk atsiminsim, pažiūrėsim, sekundę. Vutango 19, berods. Prašau. Vutango 19. Nėra tokio adreso. Palaukit. Tai gal kažkaip tai galit, nežinau, kraną iškvies, kad užkelt bobą pas į svečius. Jūs juokaujate. Visų pirma, nėra tokio adreso ir nėra tokio lifto, kuris nepakeltų moteriškės. Tai jūs nematėt, kokia jinai išpampus yra. Nu kaip jūs kalbate apie savo moteriškę? Jinai man tiesiog sugulovė labiau. Labiau sugyventinė. Tai čia nesvarbu, čia jūsų yra susitarimas, kaip jūs ten. O Nėra tokio mutango gatvės, žinokit. patiko vardu? Bent jau mes neaptartaujam. Patiko vardu? Daiva, Ar domina tave kažkas? Daiva. ta prasme. Na, susitikti kavytės, o gal ir rimčiau. Ačiū. Nu, prajuokinot. Kad ir Negaliu, dirbu, tarnybą. po darbo galim pasibaladuot. Ne, negalim, jūs mano vaikas galit būti turbūt pagalvoti. Nu, kaip sakant, vis tiek atšerčiau. Nu jo, linksmuolis. Labai kažkur girdėtas balsas. Nu, pasakot variantus. Pirmas, ponas Maibachas. Jūsų panelė labai graži ir liekna, taip? Nu, šiaip tai jo, jinai tikrai Nu, graži. iš jūsų kavos nemokamas puodelis, atspėjau. Visą termosą jau. Linksminatės, ane? Darbas toks teta, darbas toks yra. Nu, duodat. Nu, vis pasižiūrim ir mes pasilinksminam į tą pažiūrėdami. Na, tai vienu žodžiu teigiamą nuomonę apie mane. Na, žinokit, žmogus matosi tikrai labai nekvailas. Labai Bet malonu. kaip nepavargstate šitaip tą durą stumt, aš neįsivaizduoju. Vėlgi darbas toks. Nu, tai aš suprantu, čia visokių yra, žinai. Nu, sveikintina kokia garbė, kad mane pakėžinote. Vau, pasikys rytoj. Nu, tikrai. Visom varnom. O aš girdėjau, kad kažkur pasaulyje buvo toks incidentas, kad žmogus kažkur aukštam aukšte laukė lifto ir atsidarė duris, bet liftas iš tikrųjų buvo apačioj ir jisai Aš žengė. girdėjau irgi, bet čia buvo šiek tiek anksčiau ir man pasakojo visai pažįstami žmonės. Labai neįvardinsiu, turbūt tiksliai yra buvę tokių atvejų. Nu dabar jau čia net mažai įmanoma už tai, kad ten tikrai visokių saugumo priemonių įmasi. Ir čia labai didelė bėda, kai taip atsitinka. Tikrai visiems ir firmai, ir žmonėm. Nu čia tragedija, taip neturėtų. Va šiandien matė žinias rodė, kaip Lisabonai nusileido funikulierius. Kokia nelaimė. Nu tai, Kažkas tai tokio įdomaus. tai aš ten vairavau jį. Ai, truputį užkutis. Gatovas. Supratau. Nu ką, gal tada geros nakties? Iki greito gal geriau. Aha. Nu gerai. Paskambinsim kurią dieną pajuokaut. Viso gero. Nu viso gero, sėkmės. Va kokia nuostabi boba.